Tai kur ta Afrika? Man atrodo, kad tu likai už bortą. Likom kelti dviese, dėja, bet Afrika mūsų neįsileido. Keltas išplaukė, be keleivių, mūsų niekas neišleido, nes mes laiku neįsidėjome ant spaudukų. Labą rytą. Labas rytas. Kur ponulis vaikšto be dviračio, toks pasipuošęs? Išėjau į naktinį miestelį. Tai kad čia jau rytinis. Ai, rytinis, tai sumaišiau. Iš Tai po nakties pareinu. Tai visą naktį vaikščiai. Jo, iš po nakties pareinu. Nu, 2.5. Wow, esam. Bum. Esam. Esi apšvytinta šiandien? Saulutė lenda. O, ir pats kaip saulutė esu. O, atvykome prie keltų. Taip jau buvo, kad iš ryto visokios turėjom informacijos, kad čia ir kels, ir nekels keltai, kad sustabdytas per Gibraltaro sąsiaurį keltų judėjimas. Tai, kad jis sutrikęs tas judėjimas faktas. Tai mes atėjom, čia buvo netoli apie kilometrą, atėjom prie bilietukų kasos, internetu nusipirkti nepavyko, tai nusipirkome bilietus. Ir pasirodo, kad mums visai nedaug laiko liko, maks pusę valandos, tai greituoju būdu parvarėm į viešbutį, susipakavom daiktus ir atminėm su dviračiais. Tai pakol kas viskas sklandžiai, saulutė šviečia, lenda saulutė. Tai gal jau pagerės orai, nes čia Ispanija mus taip ramiai nepaleido. Maudė mus čia kiekvieną dieną, papuolėm į Leonardo škvalo epicentrą, tik nusileidom į Malagą ir mumis čia skalbė. Tai dabar laukiam, kada priimsi keltą ir keliamės pagaliau į Afriką. Tai gyvuoja Afrika. Bet tu prisimink, ką tu skaitei šiąnakt, kad Afrika irgi gavo škvalą. Tas pats, Kas evakuojami mūsų žmonės laukia, ir taip toliau. šiaurinės Afrika, evakuojami žmonės, upės išsiliejusios, tai žiūrėsim, ką mes esam Afrikoje, ar keliai bus pravažiuojami ir kokius vingius teks daryti apvažiuojant. Tai nuotykiai tęsias. Liuks. Ričardai, kaip tau sekasi? Puikiai. Ką tik saulė švietė? Tai va, Pasidžiaugiai. Tai vėl škvalas atėjo. dievulis nesimato dangus. Tai niekur neplaukiam. Gal ir neišplaukti, čia nieks nuo mūsų nepriklauso. Keltas stovi. Tai ir liks stovėti. Ir išsikrauti. Kaip ir nuo mūsų įsirnės plaukiantas. Gali viskas. Pasiruošiau užkariaut Afriką. Ispanija mus nepaleidžia murzinų, atprausė, maudė, numazgojo koją ir sako, nusikratykit dulkės ir galit maudyti tą savo Afriką. O Afrika išdžiovins mus. Čia jis kalbėjo tenai, kaip džioviklį išdžiovins. Ten matysim, ten turbūt papulsim į smėlį audrą, aš duodau kelnes priešinti. Okei, čia mums.
Ričardai, gali pakomentuoti šitą reikalą? Mes likom už borto? Manau. O kai kitas gal. Tipo, mes nebūtume tilpę į šitą. Du dviratukai. Tarsi visus tai. Bet toks vaizdas, kad mes likom už borto. Mūsų keltas išplaukė be mūsų. Likom pirmi prie naujo kelto. Ar galit pakomentuoti? Labai pikta. Tu labai gražiai apšviestas saulės, bet už tavęs paeina toks škvalas. Tokie debesukai. Juodas dangus. Oi, čia kol visas užsipildys, į apačią vara. Tomar las clases el lunes, si han venido, como veis, padres, madres, equipo, docentes, aquí todo el mundo que ha venido por aquí con un cepillo, con una pala, con mangueras. O, labai gerai, ačiū. Vieną. Kavytes gersim. Taip, su pyragais. Oi. Su marokiniškais desertais. O. Jūs nepatikėsit, kas ką tik atsitiko. Jau kaip praradom viltį ir mūsų keltas išplaukė, pradėjom skaičiuoti, kiek jis truks nuplaukti, jį iškrauti, pakrauti ir vėl atplauks. Kai tiesiog mus paleido per lietų, paleido į kitą keltą. Nu tai buvo kažkoks stebuklas, nes atėjo debesis, pradėjo lyti ir buvom labai nusivylę. Tai dabar ką, po bundelį kavytės ir... Tik neaišku, ar ten plaukiam kur norim. Nu kažkur nuplauks, vis tiek į Afriką. O iš kur į kur minti jau nebesvarbu. Taip. Nu tai dabar jau plaukiam į Afriką. Tuoj pakraus, kokią valandą laiko pakraus fūras ir galėsim riedėti. Keltas pajudėjo, kaip tik dabar plaukia pro Gibraltarą, kairė pusė Gibraltaras ir dabar per Gibraltaro sąsiaurį į Maroką. Plaukiam į Tandžirą Red. Saulė šviečia, jausmas geras ir pagaliau prasideda tikra kelionė. Kelionės tikslas Afrika, Marokas.
Po pusantros valandos tabalavimo jūrai mes pagaliau atplaukėm, dar vis tabaluojam. Tai dabar mes turim beveik 4 valandas. Ką mes turim? Oi, mes turim beveik 3 valandas. Nu, matysim, kaip čia pavyks išeiti. Tai jau šiandien niekur toli nelieksim, nes kol čia praseisim, reik nusipirko kortelę, internetą. Nu, tai šiandien kažkur netoli susirasim vietą, išnakvosim ir judėsim toliau. Afrika dar turės palaukti. Du sėdi nusikaltėliai. Jo, niekas Neįleidų mūsų šalį. neįleidžia į Afriką. Kad įleisti į Afriką, reikia užsidėti antspaudą. Teks nuskusti po maišą bulvių. Antspaudus deda recepšinė, o recepšinė reikalingas policininkas, kuris uždeda antspaudus. Jis dabar tikrina laukia, visus išleis, visus furistus, tada turbūt ateis čia ir uždės mums antspaudus ir mes su tais atvykstančiais galėsim prasikeisdami migruoti į Afriką. Atrodė, kad sudėtinga tik iš Afrikos papulti į Europą, bet iš Europos irgi reikia žinot tvarką, į Afriką nori papulti. Nu ką, sėdim, laukiam. Nu, kol jūs vaka be dokumentų, be pasų. Atėjo vienas jaunuolis, paėmė mūsų pasus, paėmė jo, sakė, už 5 minučių atgausim pasus, išsinešė, tai dabar nežinom, ar likom, iš pradžių buvom be antspaudo, dabar jau esam be pasų. Nežinau, ar čia į gerąją pusę juda, ar į kažkokią schemą papuolėm. Tai sėdim, laukiam jau 340 minučių, jau praėjo 1,5 valandos, turim po 4, tai norėtume su šviesa dar kažkur papulti. Tai kaip mums seksis bus matyti.
Nu va, pagaliau atėjo ant spaudai, bet nesuprantu jų sistemos, nes iš čia mūsų neišleidžia. Pačioj sako, kad liko 2 dviračiai, kad išleiskit, bet čia mūsų neišleidžia. Tai nežinau, kokiu tikslu, sako, variklį užvesti, kas neina supras, bet pakol kas mes pastrigome šitam kelte. Pasirodo, kad keltas jau pakėlė išvažiavimą ir dėl to mes negalim išvažiuoti. Tai dabar esam tuščiam kelte su pakeltu priekiu. Tikimės, kad vis tiek jisai turės užsikrauti, nuleis ir tada galėsim išvykti. Tai kiek tas užtruks, nežinom. Tai kur ta Afrika? Man atrodo, kad tu likai už bortą. O tu? Ne, mes šįkart ne už bortą, mes borte likom. Afrika, mes dar grįšim. Mes sugrįšim. Likom kelte dviese, dėja. Bet Afrika mūsų neįsileido. Keltas išplaukė, be keleivių, mūsų niekas neišleido, nes mes laiku neįsidėjome antspaudukų. Antspaudus pasirodo deda ne ant kranto, o deda laive ir mes nenuėjome jų pasiimti. Ir dabartinis mūsų likimas mums dar nežinomas. Richardai. Afrika mūsų nepriėmė, bet mes dar grįšim. Mes būtinai sugrįšim į Afriką. Mes būtinai tęsim žygį dviračiais Afrikoje. Kada ir kaip, laikas parodys. Tūšta. Nu, ką tūsas laukia naktį? Tūsinsim laive. Tuščias laivas. Žmonių nėra. Nu, tai varom tūsintis. Ar išsirinkai kambarį? Va. Yra tikimybė, kad mus paleis į Afriką. Išleis. Lekam. Važiuojam. Nu, Afrika, ateini čia. Leido, pagaliau. Iš antro karto puikiai. Išvažiavom iš kelto, pavyko. Afrika vargais negalais mus priėmė. Tai dabar jau turim 5 valandas. Važiuojam kažkur į viešbutuką, nes naktį rodo gausiai lis. Pasilsim ir rytoj pradėsim žygį po Afriką. Tai ką Richardai už sėkmingą dasigavimą iki Afrikos? Mes jau Afrikoje. Gyva Afrika. Patampė biškį nervukus, bet ką darysi? Tai skanaus. Buvo Bam. daug nuotykių, daug sunkumų, daug nervų, bet mes čia. Sugebėjom prasibrauti. Jo. Pavėžino mus. Padarė privatų turą su keltu. Šiandien labiau pavargom negu 100 km numynę ir 1000 metrų sukilimą padarė. Rytoj galėsim palyginti.
Oho, tau čia žuvies filė, krevečių, tau čia oho, kiek visko daug. Nu, aš To irgi nemažai. kart žuvies filiuką padarau. Aš tai nežinau, pas man čia kilbukai kažkokie. Kas? Kilbukai. Steplekšnės. Nu, fainiai viskas atrodo. Taip. Nu, pas tai atrodo gausiai. Koks 3 lėkštės tokias valgyčiau. Va, palapa dažiuko. Sustomacija pierogi. Okay, thank you. Čia kaip Tenerifei panašiai žalias raudonas padažas. Nu ir mano kardžuvė. Nu tai jau šiandien prilapnosim, užkandom sriubelės, dabar užlapnuojam antrą patiekalą ir rytoj prasidės mūsų žygis. Reik atgauti jėgas, nes šiandien buvo toks biškė nervų karas, buvo mus pagrobę su keltu. Tai dabar jau prisivalgom sočiai, pamiegam ir rytoj prasidės Afrika. Skanaus. Skanaus. Tai čia tai. Va, žiūrėk čia kokių. Geri. O, čia įkro, žirnelį, pupelės, kas čia. Žalių ikrų. O, baklažano. Ir tau druskos trūks. Gerai.